Tačiau pagrindinė spraga šiame įstatyme yra ta, kad galingos transporto priemonės galės važiuoti keliu, kaip yra ir dabar, dėvėdami šalmus, turėdami pažymėjimus, tačiau į gatvę mes nustumėme iš šaligatvių ir tuos negalingus paspirtukus varomus elektra, kuriems apribojame greitį iki 20 km/h, tuo tarpu automobiliai važiuos 50 km/h greičiu. Yra patirtis iš dviračių praktikos. Iki 2014 metų dviračiams buvo draudžiama važiuoti pėsčiųjų šaligatviu. Per metus žūčių gatvėse būdavo nuo 25 iki 35. Pakankamai daug dviratininkų iš ties žūdavo. Pernai, kuomet dviratininkam yra leidžiama važiuoti pėsčiųjų taku, jeigu nėra išvystyta infrastruktūra ir nėra dviračių tako, žuvo tik 5. Tai suprasdami, kokie yra skaičiai dviratininkų ir kokie skaičiai yra elektra varomų paspirtukų, ir jeigu mes juos visus dabar nukreipsime į važiuojamąją kelio dalį, tai reikš ne sužalojimus, ne nubrozdinimus, ne veido sužalojimus. Tai reikš tiesiog daugybę mirčių, už kurias atsakomybę prisimti turės šitas Seimas.